Braškytė pyragėlė uogytė didmiestyje. Glotnutis atitenka. Čia už glotniausią glotnutį. Glotnutį su daugiausia baltymų. Gaiviausia glotnutį. Jo iškart norėjo visos uogytės. Apelsina turi nemažai trofėjų, bet ne visus. Laimėjau visus nuostabiausių glotnučių konkurso prizus, išskyrus šitą. Kūrybiškiausias glotnutis. Kaip tai nutiko? Man patinka struktūra, taisyklės, tikslai. Kūrybiškumas yra tiesiog išsigalvojimai. Kaip galima nugalėti, kodėl taip į mane žiūri? Apelsina nori greitai išmokti kūrybiškumo, jei tik pažinotų uogytę, kuri galėtų jai padėti. Ar tu tikra pyragėlė? Mėlynė. Kūrybiškiausia mūsų pažįstama uogytė, ji gali tave išmokinti. Pirmoji kūrybiškumo taisyklė – taisyklių nėra. Ne. Suteik jai progą. Taip, suteik jai progą. Apie ką mes kalbam? Susipažink su vaisiumi. Pajausk vaisių. Paragauk vaisiaus. Būk vaisiumi. Tai visai nelogiška. Tai visai gražu. Pradedi suprasti. Tu tikrai padėjai apelsinai atrasti kūrybiškumą. Vidinė apelsinos artistė visada galėjo dainuoti. Aš tik ją pagarsinau. O kiek tiksliai pagarsinai? Uogytė, stabdykit plakimą. Šaunuolė apelsina. Ką manom? Ar jo išraiška sako, oho, kaip kūrybiška? Na? Skonis kaip skystų kojinių. Gal? Viskas gerai, apelsina. Dauguma artistų pagarbos nesulaukia iki mirties. Prieš paskelbiant nugalėtoją turime pranešimą. Teisėjai nusprendė sukurti naują kategoriją vienam iš unikalesnių šių metų kūrinių. Taigi, prizą už blogiausią glotnutį laimėjo apelsina žiedelė. Blogiausias glotnutis sukurtas tik man? Tai daug geriau už kūrybiškiausią. Mano nuosava kategorija. Kas pati blogiausia? Šita uogytė. Duok 5. Toks jau tas kūrybiškumas. Nesvarbu, kas geriausias. Bet aš geriausiai būnu blogiausia. Tai buvimas savimi. Būtent. Menas – tai kelionė. Tarkim, supratom. Išvertė Violeta Cibulskaitė, įgarsino Inga Šalkauskaitė, garso režisierius Mantas Kazlatė Vilingva.